Sakykit, prašau, kas atsitiko Lietuvos televizijoje, kai vyko laida, kurios metu buvo pristatomi kandidatai į Europos parlamentą? Nieko ypatingo nesitiko, paprasčiausiai, kaip man gaila, kad aš buvau pirmiausiai neišgirstas ir nesuprastas. Tai vyko toks mažas nesusipratimas, kai aš atkreipiau dėmesį, kad nesitęstų didžiai gerbiamai auditorijai, kurie mato visą Lietuvą, nuobodus Seimo narių posėdis, kurie visai jam neaktualu, kad debatuose vyktų klausimai, ką žmonėm įdomu, ko laukia tauta, o paprasčiausiai valdančioji partijos opozicija pradėjo vienas kitą rodyti savo ko gražesnės gražbylybės. Aš atkreipiau dėmesį lygiai taip pat, kad nemigdytume savo tautos ir nežlugdytume vaistininkų, nes gali būti taip, kad vaistininkai pradės protestus rašyti televiziją, uždarykit šitos debatus, ką parodė prezidento tik įvykę rinkimai, žmonės tiesiog užknarkė po poros minučių žiūrėdami tos debatus. Antra vertus, aš laikau, kad ten ne iš mano pusės jokio nebuvo įžeidžiančių kažkokių tai postringavimų. Mane labai, kaip sakyti, įžeidė kaip žmogų, kaip pilietį, jeigu vedančioji drįsta tokius, net laikau, kad net šeiminė virtuvė, tokias frazės nepliurk, nebumbėk, tai net, kaip sakant, normali žmona neturėtų kalbėtis net virtuvė su vyru gerdama savo vyrą. Antra vertus, aš vis tik dabar kaip tik prisiminiau, kad aš jau šiokią tokią praktiką televizijos laidose turiu ir nesu jau toks iš visiškai žalias, kada buvo tie sudėtingi metai ir mėnesiai Lietuvai po sausio 13 įvykių, matydamas, koks melas pilamas propagandinis Maskvoje, aš nuvažiavęs į Maskvą pasiekiau, kad aš ėjau į Ostankino jų televiziją centrinę ir 57 eterio minutės, eterio laiką, du žurnalistai susėdė šalia manęs iš dviejų pusių, bet tokiom kainom mėgino mane, reiškia, ir stabdyti, ir nuvesti šoną, apie Makutinovičių dabar gal jau žmonėmi neatsimena apie žmogų, kuris išdavė, nes visą būrį išvedė iš Lietuvos apsaugos, mane tiesiog rėmė prie sienos, kaip pas jūs Lietuvoje blogai žmonės elgėsi dėl to, kad, reiškia, Makutinovičius nuėjo iš karto jo plakatas visose vietose, jis yra judas ir taip toliau. Ir kas man labiausiai prisimena iš tų laikų, per tą ilgą eterį, jie nenaudojo tokių žeidžiančių mano garbę orumą žodžių. O antra vertus, prieš laidą ir po laidos abu žurnalistai pasakė. Rusiškai kalbėjo, bet kalba buvo, aš suprantat, bet kalba buvo labai paprasta. Mes bijom, gal mes po šitos laidos neteksim darbo. Mūsų šeimos liks be uždarbio, bet mes vis tiek tave gerbėm. O įstot Ostankinę tada labai reikėjo, kadangi amžinatilsį Kučerovas buvo parodytas maždaug 2 ar 3 valandų laida buvo, kodėl aš kaip pilietis Lietuvos negalėjau likti abejingas ir aš vis tiek sugebėjau būti Ostankinė priimtas. Jeigu apie valandą mane išklausė ir nežemindami ir tokių žodžių nepliurk ir taip toliau nenaudot. Ką dėja gerbiama Rita Miliūtė, man atrodo, čia jos yra toks asmeninė nuostata žemint savo pašnekovus, jis stovi kaip nekeista aukščiau, yra laidos, kur sėdi šalia, bendrauja. Aš labai gailiuosi, kad to apsauginio žmogaus iš apsaugos nepakviečiau, nepasiūliau atsisės šalia irgi pabendrauti. Nes po laidos jisai man pasakė, čia būna dar baisesnių dalykų, paprasčiausiai eteris nemato. Bet čia yra toks mano darbas, jūs nepykit, aš nepykstu. Sakau, mano klaida. Ir todėl, aš manau, gana šitą. Tos laidos juk neįdomios, kur vyksta debatai. Duoda laiko, kelias minutės, jie susako nuobodžią savo trafaretinės frazes ir tuo pasibaig. O rinkėjas, žiūrovas, taip ir nesuprantu, kuo jie iš tikrųjų kvepuoja. Jūs norėjote lieti gyvą kraują. Taip. Aš kaip tik šitoje laidoje ir tikėjausi, kad tikrai būsiu išgirstas, nes pavyzdžiui, lygiai taip pat ir komercinės televizijos stotis, kurios gauna finansavimą pilnai iš Vyriausios rinkimų komisijos, tiesiog kaip pajuokai žaidžiamai aš dalyvavau
kaip sakant, traukiant burtus tą eterio laiką. Ir įsivaizduojate, jeigu mūsų partija skiriamas 40 sekundžių televizijos ar radio laidoj, tai tu nespėsi partijos pavadinimą pasakyti, jau gongas ir viskas. Tai įsivaizduojate, koks yra, nors įstatymas nurodo, turėtų būti lygiai teisiškumą. O čia ir yra problema. Aš šitoj laidoj irgi norėjau atkreipti dėmesį, užakcentuoti, kad mes turim išnaudotas laidas, kad kalbėt, kas žmonės domina, kas svarbiausiai. O mano akim, šiai dienai yra svarbiausia regioninė politika. Lietuvoje nėra visiškai regioninės politikos. Nors ES nuostatas kaip tik ir nurodo, kad bendruomenė, kaimo, seniūnai turi būti renkami bendruomenės, o neskiriami mero. O dabar gaunasi pas mus, kai meras yra skiriamas, tai jis yra valdomas. Meras neturi jokių finansų. Jis yra tik tai žmogus, kuris pasirašinėja dokumentus. Raštvedys. Seniūnas raštvedys. O ES nuostatas yra priešingai. Turim duoti savivaldą, regionus ir taip toliau. Ta aš norėjau kalbėti laidoj, bet dėja mane. O kodėl jūs norit būtent į Europarlamentą pakliūti, o nedalyvauti Seimo rinkimuose? Aš pirmiausiai Seimo rinkimuose niekada nedalyvavau ir nesiruošiau. Jeigu juokais kalbant, tai aš tiesiog draugiškai kalbant, frankly speaking, aš tiesiog bijojau susirgti Seimūno virusu. O jeigu rimtai, praktiškai daug kalbėti, o nieko nedaryti. O aš noriu eiti į Europarlamentą, kad priversti Lietuvos Seimą dirbti žmonėms. Jūs manot, kad dabar Seimas ir ankstesnis, ir dabartinis daug kalba, mažai daro? Visiškai. Ir nesiklauso žmonių nuomonės? Absoliučiai. Absoliučiai. Vyksta Kaune, tai jie, aš kaip supratau, prezidento rinkimus darė.